Brangioji, turiu rimtų planų mūsų ateičiai. Kokiųgi? Ilgai svarsčiau ir nusprendžiau pradėti savo versliuką. Dar tiksliai nežinau, bet gal tai galėtų būti kepyklėlė. Juk kepiniai visada buvo mano svajonė. Keksiukai, bandelės, kibinai, piragai. O gal tai galėtų būti nedidelis kavinukių tinklas? Svarbiausia gerai mokėti nupiešti gulbę. Ne, tikrasis mano pašaukimas automobiliai. Taigi vienas malonumas. Ar klientų visada bus? Ne, geriau startuolis, vienaragis. Grinėjai konceptai. Silicon Valley, žinai? Gal aš kelsiu logistikos lygį? Lygis. O lygis yra robotai, supranti? Aplink dabar visur yra robotai. Ne, užsiimsiu kvantiniais kompiuteriais. Gal tu pradžiai užmesk akį štai čia. Pasitark su inovacijų agentūra. O kas tai? Inovacijų agentūra. Nemokamos paslaugos tavo verslo konkurencingumui. Sužinok daugiau. www.inovacijųagentūra.lt. Esu Egida Kunigėlienė iš Inovacijų agentūros viešųjų investicijų skyriaus. Šiandien jums pristatysiu neseniai paskelbtą kvietimą alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Šis kvietimas yra skirtas tik didelėms įmonėms. Toliau pristatysiu remiamą veiklą ir finansavimą, reikalavimus pareiškėjui, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, bendruosius reikalavimus projektui, projektų atranką su projektų įgyvendinimo planais, toliau juos vadinsiu PIP, teikiamus dokumentus. Finansuojama veikla pagal šį kvietimą yra alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Projektai finansuojami iš Teisingos pertvarkos fondo lėšų pagal pažangos priemonę skatinti įmonės pereiti link neutralios klimatui ekonomikos. Pagal veiklą yra remiamos investicijos į alternatyvaus kuro diegimą, pavyzdžiui, iškastinio kuro katilų keitimas į atsinaujinančių energijos išteklių, toliau juos vadinsiu AEI, šilumos siurblius, tai gali būti oras vanduo, gruntas vanduo, vanduo, oras ir taip pat įrangos gamybos procese naudojančios iškastinį kurą, keitimas AEI naudojančią įrangą ir panašiai. Kvietimas yra skirtas ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančioms įmonėms. Bendra kvietimui skirta finansavimo lėšų suma yra 10 milijonų eurų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma iki 1 500 000 eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40 000 eurų. Jeigu projektas nesiekia mažiausios galimos projektui skirti finansavimo lėšų sumos, toks projektas nėra tinkamas finansuoti ir jo PIP vertinimo metu yra atmetamas. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis iki 65%. Ji susideda iš kelių dedamųjų. Tai yra apskaičiuojama pagal reglamento numeris 651/2014, 36 straipsnio 5 dalį ir siekia iki 40% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kai dėl investicijų, išskyrus investicijas, kurios grindžiamos biomasės naudojimu 100% sumažėja tiesioginis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, pagalbos intensyvumas gali siekti 50%. Taip pat finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentinių punktų, kai investicijos vykdomos Kauno, Šiaulių ir Telšių apskrityse, vadovaujantis regioninės pagalbos gairėmis. Pristatysiu neremtinas veiklas. Pagal reglamentą numeris 651/2014 ir reglamentą numeris 2021/1056 yra ir neremtinų veiklų. Finansavimas neskiriamas žuvininkystei ir akvakultūrai, pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriui,
transporto sektoriui ir jo infrastruktūrai, plačiajuosčio ryšio sektoriui. Tabako ir tabako gaminių gamybai, elektros energijos gamybai, saugojimui, perdavimui, paskirstimui ir infrastruktūrai. Taip pat plieno, lignito ir anglies sektoriui ir kitoms veikloms, tokioms kaip finansiniai ir draudimo veiklai, konsultaciniai verslo ir kitų valdymo veiklai, atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimui ar statyboms, investicijoms susijusioms su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, transportavimu, platinimu, sandėliavimu ar deginimu, su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalise, tai yra pagalbai tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir kita. Toliau pristatysiu reikalavimus pareiškėjams. Kaip jau esu minėjusi, tinkamas pareiškėjas yra didelė įmonė ir ji turi būti pramonės įmonė. Tai yra įmonė vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 21 redakciją, B sekcijoje kasyba ir karjerų eksploatavimas, išskyrus šias ekonominės veiklas: žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba, durpių gavyba, su naftos ir dujų gavyba susijusių paslaugų veikla. Taip pat tinkama yra įmonės veikla vykdoma C sekcijoje apdirbamoji gamyba, išskyrus kokso ir rafinuotų naftos produktų gamybą. Įmonė turi būti veikianti ilgiau nei 3 metus ir jos metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos bendrojo pardavimo struktūroje kiekvienais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 51%. Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus iki PIB pateikimo turi būti ne mažesnės kaip 300 000 eurų. Taip pat svarbus reikalavimas yra, kad įmonė negali būti patirianti sunkumų. Plačiau apie sunkumų vertinimą galima pasiskaityti valstybės pagalbos mokomojoje medžiagoje, kurios nuorodą matote skaidrėje. Joje galima rasti, kaip vertinami sunkumai, taip pat pateiktus pavyzdžius ir kitą susijusią informaciją su sunkumų vertinimu. Pristatysiu tinkamas finansuoti išlaidas. Jos yra skirtos taršių technologijų keitimui mažiau taršiomis, siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančiais energijos ištekliais. Tinkamos finansuoti išlaidos pagal reglamento 651/2014-36 straipsnį yra papildomos investicijų išlaidos nustatytos investicinės išlaidas lyginant su priešingos padėties scenarijaus investicijomis, kurios būtų vykdomos, jei pagalba nebūtų teikiama. Paminėtina, kad priešingos padėties scenarijus atitinka investicijas, kurių gamybos pajėgumas ir naudingumo laikotarpis yra panašus. Įrangos techniniai parametrai turi būti panašus. Skaidrėje matote netinkamas finansuoti išlaidas. Trumpai jas aptarsime. Netinkamos finansuoti išlaidos yra visos išlaidos neįvardintos PFSA 11.7 papunktyje kaip tinkamos finansuoti išlaidos. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminių keitimų. Netinkamos išlaidos yra investicijos į atsinaujinančius energijos išteklius pagal reglamento numeris 651/2014-41 straipsnį. Tai yra investicinė pagalba energijos gamybai naudojant atsinaujinančiuosius išteklius. Taip pat netinkamos finansuoti išlaidos yra atliekinė ir arba perteklinė energija naudojantys šilumos siurbliai, kai atliekinė energija susidaro veikiant iškastinį kurą naudojantiems įrenginiams. Netinkamos finansuoti yra išlaidos susijusios su statybos darbais, kaip jie apibrėžiami statybos įstatyme. Toliau pristatysiu reikalavimus projektui.
Projekto veiklų pradžia yra ne anksčiau nei PIP pateikimas agentūrai. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė yra iki 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2029 metų rugsėjo 1 dienos. Svarbus reikalavimas yra, kad ne mažiau kaip 20% projektui skirtų lėšų turi būti panaudota iki 2026 metų rugpjūčio 31 dienos. Projekto veiklos įgyvendinamos Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Ir taip pat labai svarbus reikalavimas projektui yra, kad projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PIP pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 kalendoriniai metai iki PIP pateikimo agentūrai rekomenduojamas priemonės. Jeigu yra pasirenkamos priemonės nerekomenduojamos audite, tai jų finansavimas nebūtų tinkamas finansuoti. Įgyvendinami projektai turi siekti produkto ir rezultato stebėsenos rodiklių. Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažosios, vidutinės ir didelės, ir šiame produkto rodiklyje privaloma pasirinkti ir subrodiklį, tai šiuo atveju paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės, nes tik didelės įmonės gali dalyvauti kvietime. Rezultato rodikliai yra tokie. Privačiosios investicijos papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės ir taip pat čia privaloma pasirinkti ir subrodiklį, privačiosios investicijos papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos. Toliau rezultato rodiklis yra metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, numatomas išmetamas šets kiekis ir paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos. Projektų atranka vykdoma pagal priemonės apraše 12 dalyje pateiktą metodiką. Tai yra 3 prioritetinius kriterijus. Projektas nefinansuojamas, jei projektas prioritetinių kriterijų vertinimo metu surenka mažiau nei 50 balų. Projektai atrenkami konkurso būdu, tai yra finansuojami surinkusieji daugiausia balų. Aptarsime projektų atrankos kriterijus. Yra 2 specialieji projektų atrankos kriterijai. Tai vienas iš jų. Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PIP pateiktoje privalomo energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 kalendoriniai metai, iki PIP pateikimo rekomenduojamas priemonės. Kitas specialusis kriterijus, apie kurį jau esame kalbėję, tai yra įmonė turi būti 3 metus veikianti ir ES ATLPS nedalyvaujanti pramonės įmonė, ne mažiau kaip 51% metinių pajamų iš savo pagamintos produkcijos. Ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus iki PIP pateikimo yra nemažesnės negu 300 000 eurų. Atkreipsiu dėmesį, kad netitikus nors vieno specialiojo kriterijaus, PIP yra atmetamas. Taip pat yra 3 prioritetiniai atrankos kriterijai. Tai projekto efektyvumas, tai yra santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos. Maksimalus balas pagal šį kriterijų gali būti suteikiamas 45. Kitas prioritetinis kriterijus – projektų siekiama sumažinti didesnį tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Maksimalus balas 35.
Ir dar vienas prioritetinis atrankos kriterijus – projektus siekiame sukurti didesnį kiekį tvarių darbo vietų ir ne mažiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos jas išlaikyti. Už šį kriterijų galima gauti 20 balų. Sukurta darbo vieta bus laikoma tvaria, jei ji bus sukurta laikantis tvarios investicijos principų nustatytų reglamento 2020-852. Tai detalesnė informacija galima rasti minėtame reglamente ir tiksliau sužinoti, kas yra laikoma tvaria darbo vieta. Minimali privaloma surinkti balų suma yra 50 balų, maksimali galima balų suma apvalinama iki sveiko skaičiaus 100 balų. Kad projektas būtų įgyvendintas, prie jo projekto vykdytojas turi prisidėti ir nuosavais finansiniais ištekliais. Pristatysiu nuosavo indėlio finansavimo šaltinius. Gali būti įmonės apyvartinės lėšos arba paskola. Paskola gali būti banko ar kredito unijos, taip pat juridinio asmens paskola ar fizinio asmens paskola. Jei nuosavas įnašas finansuojamas įmonės apyvartinėmis lėšomis, prašysime pateikti tarpinės 2025 metų finansinės atskaitomybės dokumentus. Jei projekto nuosavas įnašas finansuojamas paskola, tai ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi būti sudaręs paskolos sutartį. Jei paskola sudaryta su užsienio juridiniu asmeniu, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti pateiktas Lietuvos banko patvirtinimas, kad paskolos sutartis įregistruota Lietuvos banko paskolų registre. Jei pareiškėjas per nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš banko ar kredito unijos, pareiškėjas PIP vertinimo metu turi pateikti ir skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei nuosavo indėlio užtikrinimas yra juridinio ar fizinio asmens, pristatysiu, kokius dokumentus reikia pateikti. Jei paskola yra juridinio asmens, reikia pateikti pareiškėjo akcininkų, juridinių asmenų arba nesusijusio juridinio asmens sprendimą suteikti paskolą, patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius už paskutinius 2 metus, skolintojo, kreditorių ir debitorių sąrašus, prognozinius pinigų srautus mėnesiais projekto įgyvendinimo laikotarpiui, dokumentus pagrindžiančius planuojamus pardavimus, tai yra turimos sutartys, užsakymai, ketinimų protokolai ir panašiai, ir be abejo juridinio asmens paskolos sutartį. Jei nuosavas indėlis užtikrinamas fizinio asmens paskolą, reikia pateikti dokumentą pagrindžiantį fizinio asmens kredito istoriją, paskutinio laikotarpio pajamų deklaraciją teiktą mokesčių administratoriui, dokumentus susijusius su turimu turtu, tai paskutinio laikotarpio turto deklaracija, paaiškinimą apie disponuojamą lėšų turto kilmę, banko sąskaitų apyvartos išrašus, turimų vertybinių popierių sąrašus. Vertinama pagal pareiškėjo projekto vykdytojo įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodiką, su kuria galite susipažinti nuorodoje žemiau. Projekto parengtumui taikomi reikalavimai, pagal kuriuos kartu su PIP turi būti pateikti atitinkami dokumentai, kuriuos pristatysiu. Tai yra privalomas energijos vartojimo auditas, parengtas ne anksčiau kaip 1 kalendoriniai metai iki PIP pateikimo ir papildomas energijos vartojimo auditas, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomo audito metu. Atkreipsiu dėmesį, kad energijos audito ataskaita turi būti parengta galiojantį auditoriaus atestatą turinčio auditoriaus ir patvirtinta kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Taip pat daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos, montuojama įranga ar nekilnojamo turto valdymo formos, nuoma ar panauda iki PIP pateikimo dienos turi būti įregistruotos vadovaujantis nekilnojamojo turto registro nuostatais. Taip pat turi būti pateiktas užpildytas PFSA 3 priedas, kuriame pateikiama informacija reikalinga projekto atitikčiai, projekto atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumui įvertinti. Pildyti reikia PFSA 3 priedą Excel formą pridėta prie kvietimo dokumentų ES investicijos LT tinklapyje. Svarbu tai, kad kartu su PIP nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, PIP atmetamas neprašius papildomų dokumentų. Be anksčiau minėtų dokumentų reikia pateikti ir kitus dokumentus. Tai PAFT 1 priedo 4 priedas – informacija apie pareiškėjui arba partneriui suteiktą ar planuojama gauti valstybės pagalbą. PAFT 1 priedo 3 priedas ir jame nurodyti reikalingi pateikti dokumentai, tai yra informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus. Aprašo 4 priedas, tai yra projekto veiklų atitikties reikšmingos žalos nedarimo horizontaliajam principui deklaracija ir joje nurodytus dokumentus. Aprašo 5 priedą, deklaracija dėl prekybinių įsipareigojimų, laisvos formos verslo subjekto deklaracija patvirtinančią didelės įmonės statusą, kartu būtina pateikti susijusių įmonių sąrašą ir nurodyti įmonių kodus. Jie yra reikalingi pareiškėjo sunkumų vertinimui. Taip pat reikia pateikti dokumentus pagrindžiančius projekto biudžeto pagristumą. Tai yra lygiaverčiai komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kita. Taip pat dokumentus reikalingus tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti, priklausomai nuo pasirinkto apskaičiavimo būdo nurodyto aprašo 11.7 papunktyje. Ir pateikti reikia finansavimo šaltinius, pagrindžiančius dokumentus. Dabar pristatysiu, kaip turi būti teikiamas PIP. PIP turi būti parengtas pagal PAFT 1 priedą, nuorodą matote skaidrėje. Parengtas PIP su visais privalomais priedais teikiamas per duomenų mainų svetainę DMS, kurios adresą taip pat matote skaidrėje. Atkreipsiu dėmesį, kad elektroniniu paštu PIP nėra priimami. Į Investis galima įkelti tik tam tikrų tipų rinkmenas ir prie vieno pranešimo negalima prisekti daugiau nei 5 dokumentų. Siekiant paprasčiau pateikti dokumentus į Investis, rekomenduojame kurti ad hoc tipo dokumentą, į jį įkelti visus teiktinus dokumentus ir šį dokumentą įkelti į Investis. Paprastesniai dokumentų paieškai prašome dokumentus teikti atskiromis bylomis, tai yra nerekomenduojame skenuoti ir jungti skirtingų dokumentų į vieną didelę bylą. Ir dokumentų pavadinimai turėtų atspindėti dokumento turinį, todėl rekomenduojame žymėti versijas arba nurodyti datą, pavyzdžiui, audito ataskaita versija 1 arba audito ataskaita data ir atitinkamai su komerciniais pasiūlymais. Priminsiu, kad kvietimas baigėsi 2025 m. gruodžio 30 d. 17 val. Ir iki šio termino PIP-ai turi būti pateikti. Čia matome kvietimo ir projektų įgyvendinimą laiko juostoje. Tai kvietimo pradžia, kaip jau esu minėjusi, yra spalio 8 diena šių metų, kvietimo pabaiga gruodžio 30. Vertinimo terminas yra per 70 darbo dienų, sutarčių pasirašymas per 18 darbo dienų po įsakymo, išimtis taikoma, jeigu pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola,
tai projekto sutarties pasirašymo terminas gali būti nukeltas, kai vėlavimas yra susijęs su kredito įstaigos ar banko ar kredito unijos priimamų sprendimų dėl finansavimo, tačiau ne ilgiau nei 42 darbo dienos nuo administruojančios institucijos pranešimo išsiuntimo apie skirtą finansavimą. Projektas įgyvendinamas iki 30 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2029 metų rugsėjo 1 dienos. Ir projekto tęstinumas yra 5 metai po projekto pabaigos. Jei projekto pristatymo metu ar vėliau kils klausimų, prašome kreiptis į viešųjų investicijų skyrių telefonu +370 647 30264 arba bendraisiais klausimais į kontaktinį centrą telefonu +370 700 77 055 arba elektroniniu paštu alternatyvuskuras@inovacijųagentūra.lt. Visi kvietimo dokumentai, sąlygos ir priedai pildymui patalpinti ES investicijos LT tinklapyje, nuorodą matote skaidrėje. Dėkoju uždėmesį, lauksime PIPų ir sėkmingai įgyvendinamų projektų. Gražios dienos!